Kas yra BIDU? BIDU yra projektų ir procesų valdymo įrankis, kuris yra skirtas asmenims, nedidelėms įmonėms ir net korporacijoms. BIDU padeda pasiekti geresnių rezultatų vykdant pardavimus, valdant projektus, organizuojant renginius ir kitose veiklose. Taigi, kaip pradėti? Pirma, numatykite tikslą. Sukurti puslapį, padaryti 10 pardavimų, organizuoti pardavimų didinimą, atlikti rinkos tyrimą, pasamdyti darbuotoją, atlikti mokymus ar finansinę ataskaitą. Antra, sukurkite projektą ir jo užduotis. Taigi, sukuriate projektą ir brainstormo metodu surašote visas užduotis, kurias reikia atlikti. Užduotis galite kurti per projekto meniu ar naudodami klaviatūros klavišus Insert bei Enter. Trečia, paskirkite užduotis atsakingiams darbuotojams. Pasirinkite vartotoją ir nutempkite užduotis į jo kalendorių. Štai taip. Valdykite savo projektus. Čia matote šabloninių projektų apžvalgos langą. Pasirinkite reikiamą zoną ir jums bus pateikti filtrus atitinkantis duomenys. Atlikus visas vienos fazės užduotis, jūsų projektas bus perkeltas į kitą fazę. Čia pateikiamas bendros jūsų projekto statistikos, kiek valandų darbo buvo suplanuota, kiek dar liko ir kiek jau buvo dirbta. Šios duomenys galite filtruoti pasirinkę rodyti viso projekto ar einamosios fazės statistikas. Norėdami greitai sukurti užduotį fazėje arba pamatyti projekto užduočių medį ar sąrašą, spauskite norimą nuorodą. BIDU jums pateikia svarbiausias projekto statistikas. Čia matote planuotą projekto pabaigos laiką, bei kiek dienų dar liko, ar kiek dienų jau vėluojate. Čia matote, ar telpate į suplanuotą sąmatą. Taip pat galite pažiūrėti, kiek dienų kiekvienoje fazėje jūsų projektas buvo, kur pavėlavote ir kurią dieną realiai uždarėte fazę. Tai skirta jūsų statistiniai projekto analizei. Ketvirta. Suplanuokite ir atlikite. Išskirkite prioritetinės dienos užduotis ir įveskite planuojamą užduočių atlikimo trukmę. Nurodykite laiką, kada pradėsite dirbti. Tai padės jums suplanuoti visą savo darbo dieną. Atlikę užduotį, spauskite oranžinę varnelę. Įveskite komentarą, pradžios bei pabaigos laikus ir išsaugokite. Užduotis bus pažymėta kaip atlikta. Įvertinkite, kaip sekasi jūsų darbuotojams. Suderinkite su darbuotojais savaitės ar kiekvienos dienos užduotis. Savaitės ar dienos pabaigoje pažiūrėkite, užduotis įvykdytos ar ne. Kad būtų paprasčiau, jums pateikiama statistinė informacija, kiek valandų darbuotojas dirbo ir kiek planuotų užduočių per tą laiką įvykdė. Įvertinę darbuotojo pastangas bei atlikto darbo kokybę, galite įrašyti komentarus ar pastebėjimus. Dirbdami su BIDU, jūs nuolat mokotės. Jūs numatote tikslą, sukuriate užduotis, priskiriate jas, suplanuojate, atliekate ir galiausiai
analizuojate. Su kiekvienu nauju projektu jūs dirbate greičiau, atliekate kokybiškiau ir tampate pigesni užsakovams. Video apima geriausias praktikas projektuose Agile, Waterfall, procesuose Lean, ISO, valdyme DISC, situacinį vadovavimą ir finansuose darbo sąnaudų apskaitą. Išbandykite video dabar ir tapkite geresniais, nei buvote vakar.